Nu, gal jau ne rytas, pietus. Einam pasivaikščioti po miestelį, iki parduotuvės reikia, nes mes nieko visiškai neturim valgyti. Žiauriai mielas toks miestelis, labai toks mažas. 2 katinus jau matė? Jo, jau 2 katinus matė. Kukulė. Man patinka, kaip jisai norėjo. Labas, kukulė. Labas. Ryte dar lyjo, o dabar jau tikrai graži saulytė išlindo, tai labai džiaugiamės tuo. Cozy. Tai grįžom iš apsipirkinėjimo. Rodysiu haulą šiaip 4 tašės realiai. Buvom Jumbo parduotuviai. Dėl to, kad Lidlas nedirba sekmadienį, tai visiukai. Šitas visas prekės kainavo mum apie 120 eurų. Thank you very much. Čia yra kokosų vanduo, kita prekė. Kiaušinių pasiėmėm. Nu, pavyzdžiui, tokios, kad kiaušinių kainos nėra, kad labai skiriasi 3 eurai. Tai visai decent, sakyčiau. Čia yra muilas rankom. Daug prieskonių, tai čia gal visų, nežinau, nevarysiu. Čia cereal pasiėmėm, nes visada susivalgo tokie dalykai. Pinagyčių. Marmeladas. Su apelsinais. Šaletinio. Ir duonytės skanie. Taip, realiai net nebuvo kitokios duonos, tik tokia, o taip supakuota. Tai tik, jie tikriausiai gal vietai kepa ar kažkas tokio, nežinau. Iš karto už jų. Tai tik labiau. Makaronai. Tada aš naudoju avokado aliejų, tai pasiėmiau. Jogurtukas. Nu, realiai viskas, kas yra atvežta iš Europos, tai ten visokia Alpro mačiau tą produkciją ir taip toliau. Tas yra žiauriai brangu, bet jeigu imi jų, produkciją, arba va tos parduotuvės Jumbo produkciją, tai ten tikrai labai papigam, iš tikrųjų, net Lietuvoje brangu. Sėmėte tokios mėsytės, mes gaminsime su gnočiais. Tai maišai, citrinos, avokadai. Realiai avokadai, man atrodo, net pigiau negu Lietuvoje. Pomidorų pasiėmėm. Mes darysime gvakamolę šiandien. Šiek tiek česneko. Daug prieskonių pasiėmėm, nes realiai jokių neturim. Tai dar prieskonių. Tada aš neatsivežiau šampūno su kondicionieriumi, tai pasiėmėm. Tai bet, pavyzdžiui, Garnier produkcija, kadangi jinai atvežtinė, tai buvo brangesnė negu Lietuvoje. Pasiėmėm vyną raudoną. Tai yra šitie čia gvakamolė dar. Dar kažkokių prieskonių. Tada druskos jūros pasiėmėm. Tada pasiėmėm užtepėlės. Realiai visko yra, tik tai nėra varškės. Čia aš nemačiau varškės. Tas sūris kaip feta, mailas rankų. Bet čia jau tas toksai kepsnai. Šitų. Viską iš manęs vagiai. Dar prieskonių. Tada pasiėmėm kažkokių padažų. Žodžiu, čia kažkoks bulvytėm ar kažkas tokio, manau, tikrai kažkada nusipirksim bulvyčių ir kepsimės. Dr. Pepper pasiėmėm gerti. Gnočiai. Riešutukai. Bet, pavyzdžiui, toks čia mišiniais visokiausių kažkokių riešutukų. Eurų. Tai tipo, nu, aš nepasakyčiau, kad Olandijai žiauriai brangu. Maistas. Tada čia draugėliai dar pasiėmėm. Mėsytės. Ir tada svagūnų dar. Ir tada paskutinė draugės kuprinė jau tada. Čia yra kūno tas žėlėje. Nu, tipo, maudytis, žodžiu, nusipirkom, kad būtų nešvaris. Dar vienas į kitą vanos kambarį rankų muilas. Tada arbatos. Pamatėm kažkokios mišrainės, nežinau, kas čia per mišrainę, bet pasiėmėm. Pipiriukai dar vieni. Tai pasiėmėm tokių tiesiog kaip dezinfekcinių vasnės rengėlių. Siračius pasiėmėm. Tai čia dar tirpi kava. Pasiėmėm pieno be laktozės, žinoma. Tada didelių maišų, čia į virtuvės šiukšlių dėžės. Čia pasiėmėm aliejuką, pavyzdžiui, ant sumuštinių ar ant kokių salotų, čia su baziliku berods. Čia faktas, kad daugiau dabar išleido pinigų, nes čia yra tokie dalykai, kur tu kiekvieną dieną nepirksi. Tiesiog nusipirkai ir jie stovi tam pusę metų. Tada kečupą pasiėmėm. Ir šitas, pavyzdžiui, kainuoja 2,30. Tai man atrodo, Lietuvoje jis apie 3 kažkiek ar dar brangiau. Tai, nu, tiesiog kai kurie dalykai ten pigiau. Ir va šita va firma,
Aš daug ką valgau iš Santa Marijos Lietuvoje, ten ir visokius prieskonius perkuosi, ten taco mix visokie yra, ir tos shells. Nu, žodžiu, viskas, ir tie lavašai iš šitos firmos, tai tikrai Lietuvoje brangiau negu čia. Čia pigiau ta produkcija. Tada indų plovyklę pasiėmėm, pickles ir paskutinis dalykas – bulvė. Nu, tai čia jau daug kas išnešta, bet tikrai nemažai apsipirkom. Eisim, manau, dabar gnočių pasidarysim, susidėsim visus produktus ir žiūrėsim. Reikia apsitarkyti šiek tiek. Turim su vadove vakare susitikimą, tai iki to laiko stengsimės apsitarkyti, pavalgyti ir pasimėgauti šitą laisvą dieną dar. Šiek tiek apsitvarkėm, susidėliojom daiktus jau realiai visus į daugmaž paskirtas vietas. Dabar ilsimės, laukiam, kol reiks eiti iki darbo, susipažinti su viskuo. Tai mano padruška, ten jos visa tvarka. Čia mano tokios spintelės turim. Čia realiai sumečiau tiesiog, kas nežinau, kur dar ką dėti. Ten visokios užrašinės, piešimas ir... Nu, čia realiai naudojamiausi daiktai, tiesiog kas prie lovos. Ir tada čia turim spintą, nu, tiesiog spintą. Ir susidėjau irgi kaip dabar galvoju, kad man tinka. Nežinau, kur tą vision boardą dėti, tai tipo, čia padėjau kiekvieną dieną matyti. Čia rankinukai bus, čia kvepaliukai, kaip matot. Čia tiesiog plaukų priemonės ir čia realiai rūbeliai, kelnes, maikutės. Ir kas reikėjo, tą susikabinau. Tai taip čia viskas atrodo. Sakiau, aišku, mes dar čia norim pasikabinti. Aš atsivežiau kur ant sienų kabinti, pavyzdžiui. Ir čia norėtume gal ant šitos sienos, nes kad nebūtų tai balta, bet dabar neturim su kuo kabinti. Ir čia dar turim kriauklę. Tai, nežinau, mes čia tiesiog skinkerą susidėjom. Nes, nu, kambarį, dantų nelabai norėsim valytis. Tai naudosim tiesiog šitą tualetą tam. Čia naktį nelabai matėsi. Prie tam video, kur rodžiau, tai tiesiog čia tualetas nieko įdomaus, manau. Bet tiesiog čia naudosim į dantų valymus ir panašiai. Pirmą aukštą tiesiog taip paprastai, nieko mes daug nestarkiam, draugė tik tai kėdės išnešė. Tai kad tiesiog 4 kėdžių užtektinai mums čia užteks. Virtuviai, virtuviai susidėliojo, manau, matėt. Čia prieskonis labai mielai. Čia kavytė, taip toliau, šaldytuvą susidėliojom, ten visokio maisto prisidėjom. Tai taip paprastai tiesiog susitvarkėm. Čia tualete irgi apsitvarkėm. Tai susidėjom, čia nežinau, aš tiesiog pasidėjau po dušo, kad kūną pasitepti. O čia jau tiesiog mano priemonės, draugės priemonės. Tiesiog realiai išmetėm daiktus, kurie čia buvo likę ir kurių nenaudojom, kurių mes nepanaudosim. Dabar pasidėjom viskas, kas mums priklauso. Po biškį vis labiau jaučiasi šitie namai kaip namais. Taip, šitas miestelis mažas yra visai. Šita sala yra maža iš tikrųjų. Šiandien tikrai graži diena buvo, tai mieste tikrai buvo daug žmonių, bet labai faina, nes viskas žiauriai yra arti. Mums, pavyzdžiui, iki darbo vietos, mes dirbsim viešbutį, tai mums iki darbo vietos tai 15 minučių kažkur. Ir mes gyvenam netoli jūros, tai manau kažkurą dieną tikrai parodysiu, kaip nueisim. Ir šiaip visas centras yra labai toks turistinis, daug visokių parduotuvėlių, vis labai jauku, labai miela. Nu, papasakok, kuriam Lietuvos darbe gauni vyno ir 3 mylių vakarienę po darbo pokalbio? Labas rytas, pabiški ruošiamės šiandien, trečiadienis yra, ne, antradienis. Vakar darbo pirma diena buvo, tai nieko nefilmavau.
nes ryte ėjom į darbą. Tai tiesiog apmokėmus visko ir panašiai. Tai tikrai faina diena buvo, nes ir patiko dirbti ir supratom, kas bus per darbas. Tai kažkaip tai tiesiog nuramino kaip ir mintis tas. Tiesiog visi darbuotojai yra žiauriai malonus, faini ir labai priema gražiai. Tai tas yra žiauriai faina. Šiandien neturim darbo, nes reikia važiuoti į vieną miestą, kuris yra už jūrų marių. Tai teks vėl į keltą važiuoti į Alkmaarą. Mes važiuosim, jis šiaip netoli Amsterdamo yra. Jeigu su traukiniu važiuotume, tai labai greit atsirastume Alkmaare. Ir nereiktų labai anksčiau mums važiuoti, nes mums 2 valandą tada reikia būti. Bet kadangi ten su bėgiais kažkas yra, tai tenka autobusų naudoti, sausų autobusų daug lėčiau. Reikia mums nevažiuoti dėl to, kad kadangi čia dirbsim, tai mums reikia turėti Olandijos tą darbo kortelę. Nežinau, taip paprastai pasidažiau. Kažkaip reiks eiti apsirengti, nes jau greitai reiks judėti iš namų. Plaukus tiesiog taip tikriausiai paliksiu. Nes išsiplovau vakar galvą, bet nieko nedariau su plaukais, tai susigarbanoju. Toks matotas, užsinorėjau labai mėlynos spalvytės, tai užsidėjau tokį viršų. Spinėlis čia susiriša ir dar pas mane čia spinėlis susiriša. Ok, dar užsidėjau šitą pakabuką, nes jisai daro su šituo. Ir jau judėsim link stotelės ir važiuosim iki kelto ir tada nuo kelto iki Alkmaaro. Grįžom ką tik iš visos savo kelionės, žodžiu. Pavargom. Tai tiesiog parodysiu, ką nusipirkom. Turi tokį maišytą. Žiauriai buvo pinigų, kad 6 kilo, tokie dideli pakai. Čia pažiūrėkit koks pakas. Tai draugė paėmė Kinder Chocolate už 3,50 € toks pakas. Ir tada aš paėmiau irgi, ta prasme, pažiūrėkit koks čia pakas. Irgi už 3,50 € Tai nežinau, kas čia per nuolaidas, bet good. Dar buvo šitas už 3 €. Šitas busam už 3. Tokio didumo Haribo. Maišiukas, guminukų. Nežinau, kas man supardė, bet buvo žiauriai. Visai geros kainos saldumynų visokių. Tada pasiėmėm tą pūkūnų rinkėją, nes Šiaip mūsų darbo kelnės abiejų yra tos, kur labai daug renka. Nes jos juodos, kostiuminės kelnės, tai žiauriai pūkuojasi ir visur labai pūkuojasi, bet ant jų labai matos. Tada nusipirkom mentelės, nes šitos namuose nebuvo mentelės, tai mes galėjai su šaukštu arba su šakute vartą maistą, tai we needed those. Tada taip pat šitos namus buvo plastikinė lentelė, kur jau ant tiek supjaustyta, kur mikroplastikus vien valgyti, mes nebegalėjom tiesiog. Net negalėjom jos naudoti. Tai va, pasiėmėm irgi nuolaidą buvo, tai už 5 € 2 lentelės medinės, žiauriai gerai. Tik vieną rankšluostį turim kaip kūno, tai vat čia tiesiog veido rankšluostis turėt. Tada reikėjo skustoti, tai irgi pasiėmėm. Čia šiaip tiesiog, kai vaikščiam norėjau valgyti, tai pasiėmėm riešutukų. Ir buvo su gera nuolaida už 2 €. Tai čia granolas, tai irgi why not. Ką tu nusipirkai dar? Dar šitos pirkam? Draugė nusipirko šitos šakūnai, eksfoliating. Šiaip, nes nemegokit ant šitų. Ta prasme, aš nežinau, niekaip jų nenaudojau, žiauriai geri. Tikrai niekas taip gerai nepadaro švelnios odos jokie šeitikliai kaip va šitos pirštinės ir jos iš vis šeina kokiam, tai ten žiauriai papigam. Ta prasme, žiauriai gerai naudos. Ir jos nėra vienkartinės. Tai. Ir jos nei ten tų pelėsių Jo, renka, nei jos ką. gerai.
Žiauriai good. Labai Tikrai. geras dalykas. Jeigu norit švelnios odos, žinokit, ne ant kūno šveitiklių visokių brangių, leiskit čai, bet ant šitų. Kad negaučiau iš jos kondicionierių. Kondicionierius toks labai cute. Pabandysim iš Essence. Tada Essenso, šiaip, čia Essenso skrelis buvo žiauriai didelis ir grinai prisižiūrėjom visokių daikčiukų, ko nėra Lietuvoje. Aišku, vien jau visokių foundation, daug daugiau atspalvinų, nes čia tiesiog daugiau rasių šitoj šalyje gyvena, Nyderlanduose. Tai žiauriai fainai buvo ir šiaip Essence kainos visiškai nesiskiria. Ta prasme, centas prie cento identiškos kaip Lietuvoje, tai tas visai nustebino. Bet buvo tikrai produktų, kur labai skiriasi. Va, matėm, pavyzdžiui, Sajos arba Garnier plaukų dažus, kur Lietuvoje, aš atsimenu, dažydavau su Sajos plaukų dažais, tai pakuotė apie 6 eurai, 7. Tai čia buvo 16 eurų, o dar kažkokia firma, Garnier ar dar kažkokia buvo 20 eurų už vieną pakuotę dažų. Tai dabar esame žiauriai brangu būtų namuose dažytis plaukus. Nežinau, kiek kirpyklai tada kainuoja. Tai irgi guminukų pasėjom, nes ko vaikščiam, sakau, norėjom valgyti, tai paskui tik hamburgerį pavalgyti. Biškai paslygite telefonai, nes iš tikrųjų mano. Tai dar paskutinį daiktą norėjom parodyti, kad nusipirko tokius auskariukus draugė. Šiaip žiauriai fainai, žiauriai kol kas gerai jaučiamės šitoj šaly, šitam miestelį, tikrai labai jauku čia yra ir žmonės tikrai tokie labiau laimingi, gal taip galėčiau pasakyti. Visi gyvūnėlius turi, dviračiais važinėja, taip užsiema, atrodo, tokiom veiklom. Ir šiaip pasako, kad ir veganų labai daug, čia yra tokie visi tikrai tokia sveikuoliška, grounded, jo, grinai, va, tai, ko mes ir norėjom iš tikrųjų. Tai žiauriai, jaučiamės ten, kur ir turėtume būti, tipo, labai priimtos jaučiamės. Tai tas labai labai faina. Vienintelis dalykas, kas labiausiai taip kliūna, mes nei kiek nesuprantam Dutch, tipo Olandų ir Nyderlandų kalbos. Visiškai, ta prasme. Aišku, vat, sakom, džiaugiamės, nes ten bent jau tokia kalba, kur girdisi žodžiai atskiri ir atskiri sakiniai ir kartais iš konteksto jau pagaunam, ką kalba. Tai nežinau, reiks Duolingo atsisiųsti ir pabiškai mokintis, nes jau taip nieko nežinom realiai. Tai nežinau, ar čia jau užbaigsiu vlogą, ar ne, pamatysim.